Veiviržėnų Švento Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčia. Ji statyta 1767–1769 metais. Statybas fondavo didikai Oginskiai. Veiviržėnų sakralinį ansamblį sudarančiuose statiniuose dominuoja baroko bruožai ir liaudies architektūrai būdingos formos. Į šiaurės rytus orientuota bažnyčia vienanavė stačiakampio plano su išskirta siauresne presbiterijos ir apsidės dalimi ir abipus jos esančiomis zakristijomis. Grakščių proporcijų pagrindinį fasadą užbaigia aukštas trikampis frontonas ir kvadratinis dvitarpsnis bokštas. Iki 1930 metų čia buvo išraiškingas barokinis bokštelis, kuris nukentėjo per audrą. Jį galite pamatyti šalia bažnyčios skverelyje pastatytoje durų kompozicijoje, sukurtoje 2020 metų dailininkų plenere. Vėliau atstatytą bokštelį puošia kalvio nukaldintas ornamentuotas kryžius. Interjere bažnyčios dėmesį patraukia didysis altorius ir kairiosios koplyčios barokinis altorius. Vargonų chorą paįvairina viduryje išsikišęs balkonas bei palubėje sija remiantis dailiai drožinėti stulpeliai. Vargonų choro balkono medinė tvorelė su tekintomis baliustradomis. Ypatingą dėmesį noriu atkreipti į vargonus, kuriuos pastatė vilniškis vargonų meistras Florianas Ostromenskis. Kiti šito meistro pastatyti vargonai Lietuvoje būtent stovi Vilniaus Aušros vartų koplyčioje, Salamiesčio, Žaslių, Naujojo Daugeliškio, Turgelių, Valkininkų bažnyčiose. Vienas įdomesnio interjero bruožų tai tapyti sienų ir lubų dekoro elementai, tapybiniai altoriai. Bažnyčioje į akis krenta tapybiškai atliktos kesoninių lubų, karnizų, langų apvadų ir sienų gipsinių reljefų imitacijos. Pietryčių pusėje esantis mažieji altoriai taip pat ištapyti. Tokie iliuziškai tapyti altoriai buvo itin populiarūs 18–19 amžiaus pirmoje pusėje, tačiau sparčiai nykstantis ir iki mūsų dienų menkai išlikę. Šalia bažnyčios puikuojasi į mūrinę šventoriaus tvorą įkomponuota XIX amžiaus antrosios pusės mūrinė varpinė. Iš skaldyto akmens sumūrytas masyvus 2 tarpsnių keturkampio plano statinys priskiriamas tradiciniai liaudies architektūrai. Vietos gyventojai prisimena, kad per 1914–1918 metų karą vokiečiai norėjo išlydyti varpus į šaudmenis. Moteris su lašiniais sūrių, sviestu ėjo prašyti, kad varpus paliktų. Per pirmąjį pasaulinį karą vokiečiai rekvizavo 2 mažesnius varpus, o 5 centnerių didįjį bronzinį varpą su išspaustu Kristaus nukryžiavimą vaizduojančiu bareljefu paliko kaip didesnės vertės meno dirbinį. Per 1937 metų birželio mėnesio gaisrą nukrito vienas varpas ant žemės, bet išliko sveikas, o 1939 metais sulaukta Liepojoje atlietų 2 varpų – Švento Mato titulo varpo ir Švento Juozapo. Nukritęs per gaisrą varpas kunigo Adomo Razmaus rūpesčių 1937 metais vėl pakabintas atgal. Grėsmė rekvizuoti karo tikslams šiuos varpus iškilo ir per Antrąjį pasaulinį karą. Tai norėjo padaryti vokiečiai, bet nespėjo.